Škotijos policijos pareigūnų tikslas – užtikrinti jūsų saugumą. Savo rajone policijos pareigūnus galite pamatyti einančius pėsčiomis, jojančius žirgais, važiuojančius dviračiais, keturračiais, motociklais, policijos automobiliais ir autobusiukais. Juos taip pat galite pamatyti renginiuose, mokyklose ir dirbančius su partneriais, tokiais kaip Nacionalinė sveikatos tarnyba NHS, Greitosios pagalbos tarnyba, socialinės tarnybos ir Škotijos priešgaisrinė ir gelbėjimo tarnyba. Policijos pareigūnai paprastai dirba poromis. Tai būtina dėl jų pačių ir jūsų saugumo. Policijos pareigūnai turi orderio kortelę. Tai pažymėjimas patvirtinantis, kad šis asmuo yra tikras policijos pareigūnas ir jo galima pasitikėti. Galite paprašyti jį parodyti. Visi pareigūnai nešioja diržą su saugos priemonėmis. Dirže yra lazda, purškiklis, kuris pavojingoje situacijoje gali padėti apsisaugoti nuo žmogaus ir antrankiai. Škotijoje šaunamosius ginklus, tokius kaip pistoletas ar elektrošokas, turi tik specialių tarnybų pareigūnai. Šiuos pareigūnus dažniau galite sutikti oro uoste arba dideliuose renginiuose. Tačiau mūsų šaunamosius ginklus turinčių pareigūnų gali būti paprašyta nuvykti į bet kurį incidentą ir padėti užtikrinti jūsų saugumą. Jei reikia policijos pagalbos, galite atvykti į policijos nuovadą, skambinti telefonu 101 arba parašyti mums laišką. Taip pat galite paprašyti vertėjo raštu ar žodžių paslaugų, kad galėtumėte susikalbėti. Ši paslauga bus suteikta nemokamai. Jei pranešite apie nusikaltimą, policijos pareigūnai prašys pateikti jūsų informaciją, tokią kaip vardas, pavardė, adresas ir telefono numeris. Tada jie paprašys pateikti informaciją apie pranešamą nusikaltimą ir kartu su jumis surinks visus įrodymus. Škotijos policija dirba tam, kad užtikrintų žmonių saugumą. Jie padeda nusikaltimų aukoms ir patraukia nusikaltėlius baudžiamojon atsakomybėn. O jėgą naudoja tik tada, kai tai būtina. Mūsų pareigūnai yra labai gerai apmokyti bendrauti ir sušvelninti situaciją. Jei kažko nesuprantate, galite pasakyti policijos pareigūnai, aš nekalbu angliškai. Pranešus apie nusikaltimą, policijos pareigūnas gali jums paskambinti arba apsilankyti jūsų namuose. Jis informuos jūs apie tai, ką padarė ir ar reikia jūsų daugiau informacijos.